skubėk man padėti. Viešpatie, tavimi pasitikiu, niekados ten nebūsiu sugėdintas. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs tave. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu, tavo vardą minėdamas kelsiu į tave rankas. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs tave. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu, tavo vardą minėdamas kelsiu į tave rankas. Tik Dievo lauk, mano siela, mano viltis yra čia. Jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė, aš nesvyruosiu. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs tave. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu, tavo vardą minėdamas kelsiu į tave rankas. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą. O viešpatie, tavo malonė yra tikrai geresnė už gyvenimą ir mano lūpos girs tave, viešpatie. Vau, visą gyvenimą, Dieve. Dėkoju tau, mano karaliau, dėkoju viešpatie Dieve už tai, ką tu darai, dėkoju už tavo malonę, viešpatie. Ir mes čia tavo vaikai, viešpatie Dieve, susirinkę, trokštame tavęs daugiau, trokštam viešpatie Dieve būt panašus į tave, į tavo atvaizdą, viešpatie, trokštam siekti viešpatie Dieve tavo šlovės, kuri mus keičia, viešpatie Dieve. Sako, regėdami šlovę, jūs esate keičiami iš šlovės į šlovę, viešpatie, prašau. Ir meldžiu Dieve, atverk mūsų akis, atverk viešpatie Dieve, apšviesk mūsų širdies akis, Dieve, kad mes dar labiau viešpatie pažintume tave ir būtume viešpatie tikri tavo sūnus, tikri Dieve tavo vaikai, kurie vykdo Dievo valią. Dieve, dėkoju tau, meldžiu viešpatie Dieve šiandieną tavo malonės ir visą savaitę mums viešpatie stiprybės. Keliauti savo keliu, keliauti išbandymuose, keliauti viešpatie Dieve visur, kur tu mūsų vesi, Dieve. Dėkoju tau, lenkiamės tau viešpatie galingosios Kristaus vardu. Hallelujah, brangieji. Šalom visiems, na ką. Šalom. Nauja savaitė, naujos užduotys, nauji reikalai. Hallelujah. Sako, į arką atėjo nedaug. Žiūrėkit, šiandieną 10 arkoj susirinko. Viešpatie, jeigu ateitum dabar, tai 10 mūsų pakiltų. Halleluja. Gerai, ne apie tai, o apie tai, kad mes mokinamės čia iš ryto įsakyti rytoj, deklaruoti, pranašauti, amen, skelbti tiesas, amen. Taigi, nepamirškit, brangieji, prieš šią valandą pranašaudami, skelbkit tai, ką matėt vizijose, skelbkit tai, ką pranašautas jums buvo, tai, ką sapnuose įsivedėte, į kur viešpats veda. Jūs turite tęsti tą kelionę. Dažniausiai Dievas duoda iniciat, kai sako, pradinį puzliuką, ne, o po to mes turim melstis, skelbti, ne, kad tas paveikslas dėliotus ir jis kurtų toliau mūsų ateitį. Amen.
Skelbkite, nematykite savęs skurdžiai, skelbkite į savo gyvenimą. Milijonus auksus, viešpatie šlovę, skelbkite. Tiesiog galite pasiduoti, sakyk viešpatie, skelb, ką tu nori per mane. Sakyk, amen, kad šventoji dvasia duotų jums inserts, kai sako, tos žodelius, kuriuos jūs galėtumėt paskelbti. Amen. Na, mes visi čia mokinamės ir projektuojam. Skelbimas, pranašystė, deklaracijos yra pareiškimai dvasinė sfera, kurie projektuoja mūsų gyvenimą. Amen. Mes esam kūrėjai kaip ir viešpats. Taigi, skelbkite tiesas, skelbkite žodžius, kurie ateityje pavirs į realybės. Amen. Taigi, mes programuotojai ir atėjom čia programuoti. Aš jums šiandieną pirmą pusvalandį paruošiau mano įrašytas, čia anksčiau pranašystės, skelbimus. Tai tokia, kai bus, kam sunkiai gaunasi, čiut paklausyt, kartu tos skelbimus skelbti ir pasimokyti. Ir po to jūs įsivažiuosite ir jums visai lengvai seksis. Amen. Pilnas žodis yra Dievo tiesų, Dievo palaiminimų skelbimų, šitą pilną Dievo žodžio pažadų. Amen, taip kad mes tikrai turim ką. O jos reikia skelbti visur. Į savo gyvenimą, į savo šeimos, į savo vaikų, į sveikatos sferas, į klestėjimo, į augimo, į teritorijas, į bendruomenės, į rajonus, į gyvenvietės, į miestus, į tautas. Tai karaliaus darbas, kuriam rūpi viskas, ką jisai apėmęs valdyti. Aleliuja. Ir jūs, karališkoji kunigystė, viešpats nori, kad jūs suprastumėt, kad jūs sėdite sostuose ir valdote, kas jums paskirta. Galaktikos, vėjai, orai, saulė, mėnulis, viskas aplinkui paskirta jums valdyti. Na vat, ir mokinamės. Aleliuja. Ar jūs pasiruošę? Tai judam pirmin tada. Jeigu pasiruošę, aleliuja. Taigi, viešpatie, dėkojam tau ir mes važiuojam į Aroblei varatmuštę. Aleliuja. Šalom. Aš esu apaštališkas balsas tavo gyvenimui. Kartok su manimi šias deklaracijas ir skelbimus į savo gyvenimą. Tikėk, ir tavo gyvenimas keisis. Dievo žodis yra tiesa, jis skirtas tau. Tad pasiruošk keliauti į naują kelionę. Kiekvienas viešpaties pažadas apie mano gyvenimą nenukris į žemę, bet kiekvieną dieną išsipildys Jėzaus Kristaus vardu. Aš eisiu Dievo malonę. Mano šeima, finansai, santykiai, draugystė, turtas, tarnystė yra saugomi Jėzaus Kristaus vardu. Turiu tai, ką reikia, kad galėčiau įvykdyti Dievo duotą pašaukimą ir užduotį. Dangus man šypsosi ir džiaugiasi mano pasiekimais. Manyje yra lobių, kuriais dalinuosi su pasauliu.
Dievo meilė mano gyvenime pritrauks žmonės prie Jėzaus. Aš sutiksiu tuos, kuriuos man Dievas siunčia. Viešpaties pažadai pritrauks panašiai mąstančius. Aš judu ir gyvenu Jėzuje Kristuje. Mano gyvenimas atitinka Dievo tikslą. Mano charakteris išbandomas tik tam, kad įrodyčiau savo pasirengimą. Visa širdimi pasitikėsiu Viešpačiu ir nesiremsiu savo supratimu, bet visais būdais pripažinsiu jį, nes jis nukreips mane Jėzaus Kristaus vardu. Viešpaties akys krypsta į mano gyvenimą iš jo. Jėzus yra mano gyvenimo viešpats ir karalius. Aš esu Dievo draugas. Aš karūnuosiu Jėzų savo garbinimu ir gyvenimu. Aš bėgu į Viešpaties bokštą ir esu saugus. Mano gyvybę saugo Dievo angelai. Mane saugo Viešpaties skydas Jėzaus Kristaus vardu. Aš ir toliau priešinsiuos velniui ir jis bėgs nuo mano gyvenimo ir tų, kuriuos myliu. Aš klausiu daugybės konsultantų patarimų. Bet koks melagingas kaltinimas ir šmeižtas žlunga prieš mane. Man bus suteikta malonė ir gailestingumas. Mano laikai ir sezonai yra Viešpaties rankose. Ir jiems nebus trukdoma keisti ar koreguoti Jėzaus Kristaus vardu. Riaumojantis liūtas bus aplenktas. Viešpaties angelai atneša mano derlių, pinigai, premijos, pašalpos, palankumas žmonėms ir palaiminimai ateis pas mane dabar Jėzaus Kristaus vardu. Mano įtakos sfera plečiasi Jėzaus Kristaus vardu. Aš subręsiu Dieve ir vaikščiosiu kupinas meilės. Viešpaties šlovė ilsisi ant manęs. Kelias man bus aiškus, man ir mano šeimai. Aš nebijosiu to, kuo Dievas mane palaimino.
Aš ilgai neužtruksiu ir atrasiu, kas yra mano. Savo gyvenime aš vaikščiosiu visiškai paklusdamas Viešpačiui. Dėl savo ištikimybės Dievui esu atvestas prieš didžius vyrus. Išgydymai ir išsilaisvinimai yra mano gyvenimo dalis. Patepimas ant mano gyvenimo nebus ištaškytas, bet bus naudojamas tam, kam skirtas. Kiekviena vieta, kur mano koja bus įkelta, Dievas duos man tą teritoriją. Aš nevaikščiosiu liūdesyje, kaltėje ar gėdoje dėl savo praeities. Aš gyvensiu pagal Dievo pažadus. Aš vaikščiosiu pagal Dievo pažadus, pasakytus per mano gyvenimą. Aš būsiu ramus ir žinosiu, kad Dievas yra Dievas. Šventosios dvasios galia aš gyvenu ir gyvensiu dorai ir šventai. Aš esu pergalingas. Šiame gyvenime nevaikščiosiu vienas, nes karalystėje yra šeimos kariuomenė. Esteros malonė man skirta daryti tai, ką turiu padaryti, galingu Jėzaus Kristaus vardu. Mano gyvenime įsitvirtins garbės kultūra. Dievo mintis apie mane yra ne apie blogį, o apie laukiamą pabaigą Jėzaus Kristaus vardu. Dievo jėga, stebuklai lydės mane kaip tikinti Jėzuje Kristuje. Šventosios dvasios galia mano rūbas perkalibruojamas, kad atneštų pokyčius. Kiekviena žmogaus sukurta sistema, kuri mane atidėlioja, yra pašalinama. Aš gausiu atlygį už savo gyvenimą. Aš nesileisiu į kompromisus ir nepasiduosiu bedieviškiems poelgiams. Pasipriešinimas į mano gyvenimą ateina tam, kad sustiprintų tikėjimą. Dievo dvasia mane nuves teisinga linkme. Viešpats man davė ne baimės, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasią. Aš vaikštau dvasia, o ne kūnu. Aš esu stiprus dvasioje.
Dangaus planas išsipildys mano gyvenime. Garbinimo ir šlovino dvasia bus mano širdyje. Aš vaikščiosiu su didesniu patepimu. Su manimi yra daugiau nei prieš mane. Aš neprarasiu Dievo alkio. Aš esu tikslingas Kristaus tikintysis. Skurdo, trūkumo ir nykimo dvasia nutrūko nuo mano gyvenimo ir kartos. Dangus yra mano dalis. Aš nesiimsiu daugiau nei galiu. Antgamtinė Dievo galia pasireiškia mano gyvenime. Aš esu tikėjimo vaikščiotojas ir vaikščiotojas vandenimi tikėtojas. Aš nebėgsiu viešpaties priekyje, bet drandarbiausiu su šventąja dvasia. Kiekvienas vergijos ir kontrolės jungas bus išardytas galingu Jėzus Kristaus vardu. Aš turiu puikų vardą ir jis nepapuls į skandalus. Dievas visada skatins mane savo dievišku laiku. Dievo dvasia nusileidžia ant manęs, kaip balandis, kad suteiktų man galios. Pranašiški žodžiai pasakyti per mano gyvenimą išsipildys staiga reikiamu metu. Aš gyvensiu namuose, kurių nestačiau, ir pjausiu tose vietose, kuriuose nesėjau. Aš tikiu Dievo pažadais pasakytais per mano gyvenimą. Aš įvykdysiu didžiulį pavedimą ir daug laimėsiu viešpačiui, Jėzaus Kristaus vardu. Mano šeima ir draugai gali laisvai svajoti ir gyventi geriau Jėzuje Kristuje. Aš esu atpirktas ir pašventintas ir išteisintas Jėzuje Kristuje. Kadangi aš myliu Dievą ir esu pašauktas pagal jo tikslą, jis daro viską, kad viskas būtų gerai. Dievas užbaigs manyje pradėtą gerą darbą. Viskas, ką Dievas man atskleidžia, yra mano, ir šie palaiminimai pasieks mano dvasinę sėklą. Dievo palaimos užplūsta visose mano gyvenimo srityse.
Dievas yra mano buveinė ir mano prieglobstis visose gyvenimo audrose. Aš gyvenu antgamtinėje globoje. Mano gyvenime nieko netruks. Aš vaikščiosiu nestokodamas. Aš esu gausiai palaimintas. Aš eisiu pagal Dievo pažadus, kurie daro mane turtingu, o ne skurdžiu. Kai priešas ateina kaip potvynis, aš keliu viešpaties vėliavą. Ant manęs yra visi Dievo šarvai. Aš esu saugus Dievo akivaizdoje ir nėra kito pakaitalo. Ši diena bus kupina Dievo idėjų. Aš vaikštau Elijo galioje Jėzaus Kristaus vardu. Aš klausiu viešpaties kiekviename sprendime. Kiekvienas liežuvis, kuris sukyla prieš mane, pasmerkiamas ir bus teisiamas Jėzaus Kristaus vardu. Įstatymai ir politika padės man atlikti mano užduotį žemėje. Mano gyvenimas yra gyvas laiškas. Aš ištversiu kaip geras kareivis ir kariausiu dėl savo asmeninės pranašystės. Visi dalykai, kurie prieštarauja Dievo valiai mano gyvenime, tampa pavaldus Jėzaus Kristaus vardu. Aš visada laiminsiu viešpatį ir jo šlovė nuolatos bus manyje. Visą tamsos galią išjudino ir sugriovė Dievo jėga. Apsaugos ir maldos užkarda yra virš mano gyvenimo ir šeimos. Aš ilsiuosi Dievo akivaizdoje. Aš baigsiu stipriau nei pradėjau. Mano gyvenimą ir charakterį stiprina gyvenimo komplikacijos. Gyvenimas manęs neapibrėžia, bet aš tobulinu savo gyvenimą į gerąją pusę. Mano vardas neša garbę ir gerą patikimumą. Mano gyvenime veikia Dievo dovanos. Aš visada eisiu Dievo karalystės ritmu. Aš išgydomas ir dvasia pripildytas Dievo galios.
Viskas, kas su manimi susiję, ateis iš šiaurės, rytų, pietų ir vakarų. Aš pakilsiu ir šviesiu, ir Viešpaties šlovė pakils ant manęs Jėzaus Kristaus vardu. Aš esu paskirtas naudoti pagrindiniam naudojimui. Išmintis ir malonė padės man įvykdyti mano pašaukimą Dieve. Puikybė ir nežinojimas manęs neaplenks. Kiekviena demoniška strategija, kurią priešas turi prieš mane, bus apverstas galingais proveržiais. Mano burna kalbės ir skelbs Dievo žodžius ir pasireikš stebuklais. Aš ilsėsiuosi Dievo akivaizdoje. Mano auka ir paklusnumas visada patiks Viešpačiui. Viešpaties palaiminimai bus perduodami. Dviguba Dievo dvasios dalis bus ant manęs. Aš pažinsiu tiesą ir tiesa padarys mane laisvą. Aš būsiu paveiktas ne žmonių, o Dievo dvasios. Mano gyvenimo būdas yra tinkamas ir malonus Tėvui. Aš nesitenkinsiu nei trupiniais, nei likučiais savo gyvenime. Inovacijų ir kūrybiškumo dvasia atvers vietos naujoms galimybėms. Mano gyvenimas bus stebuklo ženklas. Jėzaus šviesa šviečia per mane. Kiekviena demoniška tvirtovė mano gyvenime bus sunaikinta. Pirmosios dalies pabaiga. Hallelujah. Taigi, brangieji, šitą įrašą galite rasti YouTube'e, aš įdėsiu ją į grupelę. Na, dabar bus žinoma ir įrašė mūsų rytiniam tarnavime. Amen. Aš žadėjau, matot, pirmą dalis, o dar antros nepadariau, bet va, čia geras paskatinimas dabar yra įrašyti toliau. Amen. Taigi va, mūsų karališka tarnystė, brangieji, kaip sakau, skelbimai tokie yra pranašystės projektuavimo dalis. Mes architektai, kūrėjai Viešpaties, ane, todėl, vat, nenustokite skelbti. Taigi, ir šitą įrašą galima kiekvieną dieną klausyti ir tuos pačius žodžius kartoti ir kartoti, tuos pačius sakinius, o ne, kurie jūs stiprins ir toliau vers. Tai va, įsivaizduokit, kiek yra nereikalingų žodžių mūsų gyvenime per dieną, kurie absoliučiai yra, kai sakant,
tušti ir tai net nėra jie tušti, nes sako, ne vieną žodį, už kiekvieną žodį mes turėsim duoti ataskaitą, ką tas žodis išėjęs iš mūsų lūpų padarė. Tai aš manau, verta susimastyti ir vietoj to, kad šnekėti vėjus, mes galim visą dieną būti karaliaus pasiuntiniai skelbiantis dorybės. Amen. Bet tam reikia save išmokinti, disciplinuoti, nekalbėti taip, kaip nepriklauso, bet kalbėti taip, kaip kalba karaliai. Ar jūs girdit mane? Vat, o karalių kalbos neįgyva, o išmokstama. Amen? Taigi, tiek aš, tiek jūs visi esame mokiniai viešpaties ir mokinamės būti panašiais į jį. Taigi, dabar sekantis pusę valandos jūs skelbkite, ką šventoji dvasia, ką iš žodžio galite skaitydami tiesiogiai. Galite tiesiog užsimerkę laukti, kol ateis insertukas, kai sako tas žodelis iš šventosios dvasios. Galite truputėlį kalbomis melstis ir sulaukti, kol ateis žodis. Ar žinote reikalus, kuriuos žinot savo pranašystės, žinot savo reikalus, kuriuose stringate. Amen, būtent į tas teritorijas, būtent į tas reikia pranašauti, kad žodis, jisai pasiektų tikslą. Kaip sako raštas Izaja 55, kai lietus, sniegas krinta iš dangaus. Bet nepranyksta, bet padaro žemę derlingą ir duoda vaisiaus, taip ir mano žodis, jis negrįž tuščias, bet atliks tai, kam yra siųstas. Aleliuja. Pirmin karaliai, šventoji tauta, skelbianti dorybės. Aleliuja. Todėl nesislėp žmogau, nes tu matomas esi, bet aš tau sakau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Iš tiesų sakau tau, jei negimsi iš vandens ir dvasios, negalėsi įeiti į Dievo karalystę. Tu sakai, aš laimingas, bet tavo akise skausmo ašaros. Tu sakai, aš laisvas, bet vykdai tai, ko nenori. Tu sakai, man tai patinka, o kas rytą vis klausi, kada ateis ta diena, kada bus taip, kol mano širdis trokšta. Bet aš tau sakau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Iš tiesų sakau tau, jei negimsi iš vandens ir dvasios, negalėsi įeiti į Dievo karalystę. Tau reikia gimti iš Dievo, tau reikia gimti iš naujo. Kokie saldus man yra tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Ištirk mane, Dieve,
pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Aš aukštinsiu tave, Dieve, mano karaliau, aš laiminsiu tavo vardą per amžius. Kasdieną laiminsiu tave ir girsiu tavo vardą per amžius. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Ta šlovina mano burna viešpatie, visa kas gyva. Ta laimina šventą jo vardą, dabar ir per amžius. Aš aukštinsiu tave, Dieve, mano karaliau, aš laiminsiu tavo vardą per amžius. Kasdieną laiminsiu tave ir girsiu tavo vardą per amžius. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Kokie saldus man yra tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį. Išbandyk mane ir pažink mano mintis. Aš aukštinsiu tave, Dieve, mano karaliau, aš laiminsiu tavo vardą per amžius. Kasdieną laiminsiu tave ir girsiu tavo vardą per amžius. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį per amžius. Išbandyk mane ir pažink mano mintis. Tešlovina mano burna viešpatį, visa kas gyva. Te laimina šventą jo vardą, dabar ir per amžius. Aš aukštinsiu tave, Dieve, mano karaliau, aš laiminsiu tavo vardą per
Kasdieną laiminsiu tave ir girsiu tavo vardą per amžius. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Myliu viešpatį, nes jis išklausė mano maldą, jis palenkė į mane savo ausį, todėl šauksiuosi jo, kol gyvas būsiu. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Viešpatie, aš esu tavo tarnas, tavo tarnas ir sūnus tavo tarnaitės. Tu mano pančius sutraukei, tau padėkos auką aukosiu. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Šauksiuosi viešpaties vardu, savo įžadus viešpačiui ištesėsiu. Visos tautos akivaizdoje, viešpaties namų kiemuose, Jeruzalės mieste. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Šaučiuosi viešpaties vardu, savo įžadus viešpačiui ištesėsiu. Visos tautos akivaizdoje, viešpaties namų kiemuose, Jeruzalės mieste. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave. Esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Tu esi mano Dievas, aš myliu viešpatį, nes jis išklausė mano maldą. Jis palenkė į mane savo ausį, todėl šauksiuosi jo, kol gyvas būsiu.
esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave, esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave, viešpatie, aš esu tavo tarnas ir sūnus tavo tarnaitė. Tu mano pančius sutraukė, tau padėkos auką aukosiu. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave, esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave, viešpatie, aš esu tavo tarnas ir sūnus tavo tarnaitės. Tu mano pančius sutrauki, tau padėkos auką aukosiu. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave, esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Šauksiuosi viešpaties vardo, savo įžadus viešpačiu ištesėsiu. Visos tautos akivaizdoje, viešpaties namų kiemuose, Jeruzalės mieste. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave, esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu tave, esi mano Dievas, aš aukštinsiu tave. Viešpatie, tu spindi kaip ryto liepsna, tavo ugnys dega manyje, tavo meilė mano keliui yra šviesa, tavo glėbyje aš pasiliksiu visada. Tau lenkiasi kalnai, o vandenynai dainuoja, tu karalių karalius. Su kiekvienu įkvėpimu mano siela pakyla, padirbti tavęs į begalinį dangų. Viešpatie, tu esi mano karalius, amžinai tikras, mano širdis plaka ramiai tik dėl tavęs, tavo malonė nesibaigia ir tavo gailestingumas, tavo vardą žino mano dvasia. Kai audros laukinės siautėja ir baimės skaldo aplink, tu laikyk mane arti, kad galėčiau miegoti, tavo pažadas palaiko mane. Kaip einu per išbandymus, tavo jėgomis aš išstoviu visada. Viešpatie, tu esi mano karalius, amžinai tikras,
Viešpatie, tu esi mano karalius amžinai tikras, mano širdis plaka ramiai tik dėl tavęs, tavo malonė nesibaigia ir tavo gailestingumas, tavo vardą žino mano dvasia. Viešpatie, tu esi mano karalius amžinai tikras, mano širdis plaka ramiai tik dėl tavęs, tavo malonė nesibaigia ir tavo gailestingumas, tavo vardą žino mano dvasia. Jo balsas stipriai sielą užliejo, tyliai drąsino žodžiais išėjimo vėjo, kas laužys grandinės, kas šviesą neš, žemei pilnai skausmo ir tamsos. Kažkur ten aukštai padangiai, klausimas į širdį man jaugo, kas eis už mus, kas žengs į karo lauką. Aš girdėjau viešpaties balsą, jis klausė, ką man pasiųsti, kas eis už mus, aš atsiliepiau, aš čia siųsk mane. Dar kartą jis vėl manęs klausė, tuomet aš atsakiau širdį taip, kur reikia eit, ką reikia padaryt. Tegul jo dieviška meilė mane lydi. Aš girdėjau viešpaties balsą, jis klausė, ką man pasiųsti, kas eis už mus, aš atsiliepiau, aš čia siųsk mane, aš čia siųsk mane, per sferas, per žvaigždžių šviesą, per audras. Hallelujah. Aš čia, siųsk mane viešpatie. Arita Koporovesa. Na, brangieji, ir kaip jums? Hallelujah. Ar gerai sekasi? O kaip kitaip gali? Tik tai gerai. Amen. Viešpatie, visi keliai, visi darbai yra atlikti taip ir amen. Hallelujah. Taigi, galite pasikartoti, kaip ir sakiau, toliau skelbimus, o aš skelbiu jūsų šią naują savaitę. Ką skelbiu? Skelbiu tai, ką mes vakar paėmėm ir laimėjom. Sėkmę. Jūs būsit sėkmingi visose teritorijose, darbuose. Sėkmė lydės. Jei jūs matysite save sėkmingą, haleluja, sėkmingas jūs būsite išeidamas ir įeidamas, nes sėkmė yra jūsų dalis. Tai dvasia, tai teritorija, kurioje esi tu. Sėkmė. Galingo Jėzaus Kristaus vardu. Visos nesėkmės tavo gyvenime baigtos. Tu šią savaitę patirsi kaip niekada ir suprasi sėkmės galią savo gyvenime. Haleluja. Taip ir toliau. Skelbk, matyk save sėkmingą, džiaugsmingą, žengiantį pirmin. Nes tu toks ir esi, tu tokia ir esi, viešpatie Jėzų Kristuje, visa galinti, galinga. Haleluja. Taigi, brangieji, geros jums dienos, geros savaitės, na ir susitiksim rytoj ryte. Vėl, kaip karaliai, deklaruosime, bet nepamirškit, diena dar ilga, reikia
su viešpačiu pabūt, reikia žodį paskaityti, reikia pareumot, reikia dar kitų dalykų padaryti. Amen. Taigi, pasilikite jame, visiems palaimintos geros dienos ir šalom iki rytojaus. Aleliuja. Ir tai kai nebus gavo Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius kareivijų viešpaties lovumas tai padarys. Viešpaties dvasia bus ant jo, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Bijoti viešpaties jam bus džiaugsmas, jis teisnai kaip akis mato ir pasmerksnai kaip ausis girdi. Viešpaties dvasia bus ant jo.